Sveiki, norėčiau šiandien papasakoti, ką aš sužinojau Klaipėdoje. Sėdėdamas mašutiniame autobuse, netoli manęs atsisėdo du žmonės ir jie pradėjo kalbėti apie labai įdomius dalykus, bet aš nesupratau, apie ką tiksliai jie kalbėjo. Vienas iš jų išlipo iš autobuso, o kitas prie autobuso lango pradėjo skraidyti, kurie buvo parašyta "Parduodam Lietuva". Aš nusiekiau ir paklausiau žmogaus, kaip suprast. Ir jis man pasakė, kad bus susirinkimas dėl mūsų žemės. Jis vyksta 19:30 prie kelių policijos. Kadangi aš ne iš Klaipėdos, aš nelabai žinojau, kur jį randasi. Tai vakaras artėjo. Ir aš nusprendžiau nueiti į tą susirinkimą. Beieškant kelių eismo komisariato pradėjo lyti, o aš buvau apsivilkęs trumpus marškinius. Tai pasislėpiau po medžiu ir laikas greitai ėjo. Ir man reikėjo greitai pasirinkti, ką daryti, ar laukti, kada nustos lyti, ar eiti toliau. Nusprendžiau eiti toliau. Bėgau per miestą ieškodamas tos vietos ir kai galvojau, kad jos nerasiu, staiga pamačiau pastatą, ant kurio buvo pridėta lentelė Klaipėdos kelių policijos komisariatas. Tai aš stovėjau ir laukiau, bet niekas neatvyko. Galvojau, gal sumaišiau laiką, bet vienam pastate pamačiau projektorių ir išgirdau, kaip žmonės diskutuoja. Į susirinkimą nedrįsau eiti, aš tik klausiausi. Ir kai baigė susirinkimas, aš pamačiau, kad jame dalyvavo nedidelis žmonių skaičių. Ir jame nedalyvavo nepilnamečiai. Tai aš pagalvojau, juk viskas daroma dėl Lietuvos ateinančios kartos. Viso referendumo esmė yra ta, kad būtų sustabdomas įstatymas, kuris pradės galioti nuo 2014 m. gegužės 1 dienos. Bus įteisinta Lietuvos žemės teritorijos pardavimas užsieniečiams. Parašiau, aišku, tinkamą pavadinimą ir žinoma paliksiu į nuorodas po vaizdo įrašu. Jūs kaip šios šalies piliečiai turite teisę žinoti, kas dedasi mūsų šalyje, o kaip į tai reaguosite, jau nuo jūsų priklauso.